ir desertas. Jei jau vartėm lietuviškus ir vokiškus leidinius, tai pasižiūrėjom ir ledų pasiūlymų kainas, nes, na, bet kokiu atveju, ledų sezonas, tai reikia pasižiūrėti, kaip ten, kiek mes geriau gyvenam už Vokietiją. Tai, kad įsitikint, ar aplenkėm tą Vokietiją ir iš karto galiu visus nuraminti. Miegokit ramiai, mūsų gerovė niekas negresia, mes stabiliai mokam daugiau. Tai mini mix ledai po 12 vienetų, kurie yra viduje 12 porcijų dėžutė, tai 113, tai reiškia kiek daugiau nei 2 kartus, 113%, tai daugiau nei 2 kartus brangiau. Tai čia vaisiniai, šokoladiniai riešutiniai 69% brangiau kainuoja Lietuvoje negu Vokietijoje, o ledai dėžutėje tai kainuoja 50% brangiau negu Vokietijoje, Lietuvoje. Tai ką, tokia vat apžvalga ir geros dienos mūsų turtingieji.